Ok, tai yra dar vienas video apie svetainių kūrimą su WordPress'u. Video serija yra skirta verslininkams, kurie nori suprasti, kaip veikia WordPress'as, nuo ko priklauso kaina ir ką reikėtų žinoti prieš užsakant tinklapį. Dabar šitoje schemoje mes esame čia, kur yra pažymėta temos diegimas, WordPress'o temos diegimas arba konstruktoriai. Bendrai video serija yra apie svetainės kainą, nuo ko priklauso, nuo dizaino ir nuo kūrimo metodo. Greitas, patogus kūrimo metodas yra WordPress'o mokamos WordPress'o temos diegimas. Kam įdomu sužinoti šiek tiek plačiau, kas yra WordPress konstruktoriai, video jau yra įrašytas, jį galima surasti YouTube, kas yra WordPress puslapių konstruktoriai, bet dabar pažiūrėsim jau į konkretų metodą, kas yra WordPress mokamos temos. Bet prieš judant toliau turiu pasakyti, kad aš viską vertinu šitoje video serijoje gerai, blogai, privalumai, trūkumai, tik iš SEO optimizavimo perspektyvos. Ir kur aš vadinu trūkumus, kai kalbu apie WordPress'us, apie WordPress'o mokamas temas, trūkumai yra iš SEO optimizavimo pusės. Aš dažnai kartuoju, kad vienodai blogai galima sukurti su visom turinio valdymo sistemom, gerai galima sukurti tik su WordPress'u. Bet mokamų temų diegimas yra priskirtas prie blogų metodų. Ir čia parodysiu, kodėl aš taip kalbu. Gerai, pradėsim nuo to, kas yra mokama WordPress tema. Mokama WordPress tema tai yra dizaino šablonas, kurį galima įsigyti iš pardavėjų. Pavyzdžiui, vienas iš populiariausių pardavėjų yra Template Monster. Jeigu atidaryti tinklapį Template Monster, galima surasti WordPress kategoriją, paspausti ir šitoje kategorijoje jau pasirinkti, kokį nori šabloną. Kainas yra parašytas 29, 42. Galim pažiūrėti kaip pavyzdį Baby Care $49. Ką reikėtų atkreipdėmėsi? Kad tai yra personal license, personal yra asmeninė licenzija, tai kitai sakant yra vienam tinklapiui, commercial, jeigu yra įmonė, kuri perparduoda. Galima nusipirkti ir instaliaciją su setupu, su nustatymais, kainuoja 49 ir must have plugins yra $39 šitoje temoje. Galima nupirkti tą temą ir jį, kai įdėksi, dažniausiai iš karto neatrodės tokia pat, programuotojas dar turėtų instaliuoti arba įdėkti demo turinį. Ir apie demo turinį irgi pakomentuosiu, tai yra viena iš dažniausių problemų, kuris lieka tinklapyje. Ok, koks yra procesas? Štai čia yra straipsnio pabaigoje yra aprašytas, bet aš dabar apie tą procesą noriu trumpai pakomentuoti. Kaip vyksta ir kodėl temos diegimas yra greitas metodas sukurti tinklapį. Pirmas žingsnis yra nupirkti temą, rekomenduoju pirkti iš patikimų šaltinių, nes tada gauni ir garantiją, viena iš garantijų yra tai, kad ten nebus kažkokio nepageidaujamo kodo. Yra pardavėjai, kurie parduoda, pavadinkim, nuhakintas temos ir ten jau gali būti ir to kodo, kur ne visi norėtų turėti. Taip, antras žingsnis. Tema turi būti įdiegta į WordPress'ą. Čia pažymėjau 3 ir 7 pažymėjau žingsnį, kurie dažniausiai yra neatliekami. Ir apie tai irgi yra atskiras video, labai rekomenduoju jį peržiūrėti, paskui paminėsiu, kur yra nuoroda, kaip tą video surasti. Aprašyme viskas bus. Trečias žingsnis, turi būti šalinamas demo turinys, paskui turi būti pritaikomas dizainas pagal kliento pageidavimus, šablonai, logotipai, šriftai, dar kažkas. Visada yra kažkokios techninės klaidos, nes kai įdiegsi, kažkas neveiks. Reikės žiūrėti įskaipių suderinamumą ir jeigu tinklapis bus lietuviškas, reikia dar įdiegti ir vertimą į lietuvių kalbą. Ir dar paskutinis 7 žingsnis, kai yra perkama tema ir diegiama į WordPress'ą, yra kodo optimizavimas, tiek kiek įmanomas optimizavimas, kodo optimizavimas ir šalinimas nereikalingų funkcijų. Bet dažnai šitas žingsnis yra nepadaromas, klientas nežino, kad jis turi būti padarytas, arba programuotojai, pavadinkim, skaito, kad man už tai nemoka, kaip ir kodėl aš tai turėčiau daryti.
Ir tas procesas užtrunka dažniausiai, gali užtrukti nuo 1 iki 5 darbo dienų, čia tobulas atvejis iki 5 darbo dienų, nes klientas dažnai neatsako laiku, ir tai gali užtrukti net ir ilgiau, bet galima padaryti ir gan greitai. Gerai, dabar parodžiau, kaip atrodo temos, trūkumai. Vienas iš stipriausių arba pagrindinių trūkumų yra tai, kad svetainė tampa lėtesnė, kai naudoji mokamą temą. Nes ji yra apkrauta nereikalingais pluginais, taip galime grįžti čia. Prie temos aprašymo yra parašyta, kas yra naudojama. Ir iš karto matau, kad yra naudojamas WordPress Builder. Būtent apie tai yra mano tas video, apie kurį kalbėjau, kas yra puslapių konstruktoriai, labai rekomenduoju jį peržiūrėti. Yra Elementorius ir dar yra surašyti visos papildomos funkcijos, kurias jame yra. Bet tas Elementorius būtų pagrindinis greičio žudikas ir geros struktūros žudikas. Gerai, judam toliau. Saugumo rizikas. Čia irgi yra vienas iš trūkumų, taip pat kaip ir dažniausiai temos, kurios yra mokamos, jos yra perkrautos įskiepiais. Tie įskiepiai yra nesuderinami ir dažnai turi žinomų spragų. Taip gali pasinaudoti hakeriai ir nuhakinti tinklapį. Sunku administruoti, čia eina kalba apie tai, kad būna per daug funkcijų ir tiesiog vartotojui labai sunku susiorientuoti, kaip ką daryti ir kaip reikia padaryti, kaip nustatyti pagrindinius nustatymus, kad veiktų taip, kaip jis nori. Ir sudėtingesni atnaujinimai, kuo daugiau yra įskiepių, konstruktorius, įskiepiai, temos atnaujinimai, tai yra didžiulis iššūkis, kai reikia po pusės metų arba po 3 mėnesių, po pusės metų, po metų naujinti tinklapį, įskiepius, temą, tai yra didžiulė problema. Gerai, jau paminėjau, kur galima įsigyti WordPress temą. Čia yra keli žinomi pardavėjai, bet galima taip pat, čia yra kaip marketplace'ai, parduotuvės. Bet galima pirkti ir iš temų kūrėjų, pavyzdžiui, Astra, GeneratePrice galima pirkti tiesiai iš pardavėjų. Taip, tai va čia vienas klaustukas temų kūrėjų pažadai apie greitį ir SEO. Jeigu mes pažiūrėsim ir šitą, aišku, čia bus aprašyme, jeigu greitai dabar surasiu, kad tema yra visiškai optimizuota, greita, toj surasim. Ok, radau, čia yra toks kuklus aprašymas, kad sukurta with best practices in mind, bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti kitas temas, tam bus dar stipresni pažadai, bet realiai tų pažadų niekas nesilaiko ir problemos dažnai yra tos pačios, kaip buvo paminėtos prieš tai, bet papildomos problemos yra, kurios dar nebuvo paminėtos, yra tai, kad konstruktoriai arba tos temos sukuria perteklinius puslapius, kurie yra, čia kaip pavyzdys būtų jūsų tinklapis / CMS header top, template kit home ir panašiai. Tokie tinklapiai realiai gali pakenkti svetainės reitingavimui ir čia jau yra suplanuotas mano video, kai įrašysiu nuorodą, bus į tokį video, labai rekomenduoju šitą peržiūrėti, nes dauguma užsakovų nežino, kad turi tokius tinklapius, kad turi tokį spamą, arba turi likučius demo turinio ir apie tai kaip ir nėra kaip sužinoti, jeigu tu nesi specialistas, nes tokias spragas dažnai mato SEO specialistai, kai atlieka auditus. Tai ką jie turi omeny, kai sako, kad tema yra SEO optimizuota? Dažnai jie turi omeny, kad tema yra suderinama su pagrindiniais SEO įskiepiais, Rank Math arba Yoast arba su kitais, bet apie greitį galima pamiršti, apie semantinę struktūrą galima pamiršti. Ir aišku, daug kitų nemalonių staigmenų irgi laukia tokiuose mokamuose temose. Kaip išsirinkti temą? Jeigu jau vis tiek nusprendėt, kad biudžetas yra nedidelis, norim eiti, mums nėra svarbu tas SEO, mes darysim tik mokamą reklamą, ar mes tik norim turėti vizitinę kortelę ir vis tiek norim eiti per mokamą temą, tada čia turiu video irgi yra, kaip išsirinkti, labai išsamus gidas, kaip išsirinkti mokamą temą, į ką žiūrėti. Vienas iš svarbiausių gal momentų yra taip,
Kai planuojat savo tinklapį, tame šablone, kurį jūs planuojat pirkti, pažiūrėkit, ar yra tokie puslapiai ar tokie dizaino elementai, kurie jums reikalingi. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite turėti, jeigu tai yra elektroninė parduotuvė, kai išrenkat dizainą, pažiūrėkit, ar ten yra produktų katalogas, kategorijos, ar yra apsipirkimo žingsniai ir panašiai. Gerai, čia yra jau detalus aprašymas apie privalumus ir trūkumus. Privalumai yra, tikrai yra privalumai ir vienas iš privalumų yra tai, kad tokį tinklapį galima sukurti greitai, naudojant mokamas WordPress temas. Kitas privalumas yra tai, kad galima sukurti tinklapį, kuris atrodys moderniai, gražiai, estetiškai. Visi privalumai, dar vienas privalumas, kurį nepaminėjau, dar vienas privalumas yra tai, kad galima praktiškai viską valdyti pačiam, nes konstruktoriai naudoja drag and drop principą, kur tu gali tempti blokus ir kitame video, kur yra apie konstruktorius, ten net parodo vizualiai, kaip tai atrodo, galima tempti blokus ir redaguoti beveik viską. Tai vat yra tokie pagrindiniai privalumai. Toliau yra tik tai trūkumai. Detaliai apie trūkumus gal net ir neverta kartotis, ko nebuvau paminėjęs, kad yra papildomos išlaidos vis tiek atsiranda su tokiom temom, kai reikia naujinti įskiepį, temą, serverį ir panašiai. Ok, tai rezimuoju. Ar kurti tinklapį su WordPressu? Mano atsakymas būtų taip, bet vengti, jeigu įmanoma, jeigu biudžetas leidžia. Aš dažnai klientams kartoju, kad jeigu jūsų verslas planuoja egzistuoti ir dirbti kelis metus į priekį, tada tikrai verta užsakyti WordPressą, kuris bus pagamintas ne su mokama tema, o su custom arba individualia tema. Apie tai irgi turėsiu atskirą video, kaip kurti WordPressą su individualiam temom. Kodėl aš esu toks WordPress'o mėgėjas? 21 metais mes atlikome tyrimą, kuris galima surasti į internete pagal pavadinimą mėgstamiausias Google turinio valdymas temos Lietuvoje. 21 metais mes atlikome tyrimą ir parodysiu vieną gal svarbiausią skaičių. Pagal mūsų tyrimą mes išnagrinėjome buvo išnagrinėta 200 tinklapių, 10 skirtingų grupių pagal įvairius raktažodžius. Pagal paslaugų raktažodžius WordPress'as dominavo top 10. 10 buvo daugiau, beveik daugiau, šiek tiek daugiau nei 50% tinklapių, kurie buvo top 10 Google paieškoje pagal nekomercinius raktažodžius, nekomercinis turime ne elektroninių parduotuvių, labiau paslaugų raktažodžius, daugiau nei pusė buvo WordPress'ai. Todėl aš ir toliau propaguoju WordPress'ą ir jums taip pat rekomenduoju. Jeigu dar nepersigalvojate apie WordPress'ą, rekomenduoju perskaityti ir susipažinti su kitais įrašais. Ir jeigu norite sužinoti, kaip yra formuojama WordPress'o kaina, video bus šitame įraše, kur yra WordPress svetainių kūrimas, nuo ko pradėti ir kiek tai kainuoja. Planuoju artimiausiu metu jį įrašyti, kai bus įrašytas, video bus pasiekiamas. Tiek šiam kartui. Jeigu video patiko ar buvo naudingas, spauskite like. Čia yra resursai, kur surasite daugiau informacijos. Antrą punktą rekomenduoju verslininkams, kurie planuoja keisti arba užsakyti naują WordPress tinklapį. Čia bus atsakyti klausimai apie svetainės kūrimo kainą, nuo ko priklauso kaina, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Daugiau edukacijos apie rinkodarą, SEO ir dirbtinį intelektą SEO trečiadienis. Jeigu reikia pagalbos su rinkodara arba su SEO, easyseo.lt prie kontaktų surasti formą. Visiems, kas tingi bet ką vesti į paiešką, YouTube pabaigoje kiekviename video bus grojaraštis svetainės kūrimas, pilnas gidas verslininkui arba WordPress mokymai. Taip pat apačioje aprašyme bus nuorodos į visus resursus. Į klausimus galima užduoti per Facebook grupę, čia gali prisijungti, arba YouTube komentaruose. Like, subscribe, iki.